Sveiki visi, žiūrintys mano video kanalą. Spalio pati pabaiga, realiai prasidės žiemos laikas, bet kaip matot, oras tikrai neblogas. Aišku, buvo šiokia tokia iš naktį šalna prieš važiuojant, tai buvo daug labai balavo rūkas, bet tai nemaišo, dabar gal kokia +8, 9 ant saulės, net ir kokia 10 temperatūra. Esu prie Ilgio ežero Druskininkuose, prie Druskininkų. Realiai esu 9 sektoriai. Praeitą savaitę buvau Tauragėj, bet irgi pataikiau ketvirtadienį, buvo gan stipri šalna ir atvažiavus realiai ežeras buvo sustojęs. Tai realiai per savaitgalį nei vienas sektorius neturėjo kibimo. Aišku, ir aš nieko nepagavau. Pagavo ten, man atrodo, iškėta kažkuris sektorius ir viskas. Realiai, aišku, išvažiuojant sekmadienį jau oras buvo maždaug apsiraminęs, šiek tiek atšilo ir jau pasirodė pirmi kibimai naujai atvykusiems žvejams. Pagavo, pradėjo gaudyti, vėl ežeras atsigavo, tiesiog žuvis pakankamai taip reaguoja į tos staigius tokius pasikeitimus oro sąlygų. Tai va tie staigus tokie atšalimai labai suduoda žuviai per aktyvumą. Aišku, jinai po to prisitaiko ir vėl pradeda šiek tiek maitintis. Taigi dabar irgi buvo šiokia tokia šalnelė nedidelė, bet čia giliai biški kitokia. Čia yra 7 metrai gilio, taip kad aš tos šalnos nelabai bijau. Taigi bandysiu čia daryti savo kaip ir sezono tokį aktyvų uždarimą. Kaip gausis pamatysim. Dabar ką aš naudosiu šito žvejyboj, tai Ilgyje visada beveik naudoju tą pačią sistemą, tai yra Running Rig sistema, laisvai slankiantis svarelis. Svarelis 57 gramų, 2 ozų. Sistema nėra aklina, jinai laisvai slankioja. Pavadėliai pakankamai ilgi naudojasi čia. Nuo sektoriaus beveik nepriklauso. Aišku, tenais yra sektorių, kur turi kaudama palei kitą krantą. Tai yra kietas dugnas, tai va ten galima naudoti ir trumpus pavadėlius. Čia aš naudoju pakankamai ilgus, apie 40-45 cm ilgio pavadėlius, 8 numerio kabliukas ir balansuotas masalas. Tai yra apačioj sorsas 12 mm pripjautas ir kažkokia tai boilio viršūnė. Taip pat mano mėgiamas čia masalas yra apipjaustytas tigrinis riešutas su plastikiniu plaukiančiu kukuruziuku. Trečias irgi realiai tas pats masalas, nieko ten ypatingo nėra, irgi sorsas 12-ukas, apipjautas dumbeliukas Secret Slammerio, kaip anoj pusė greiva. Tai va tie, kas liečia sistemėlės, kabliukus, pavadėlius, stick mixas irgi labai paprastas. Tiesiog su krušinu šiek tiek tigrinio Tiger Monster Tiger Nas boiliukų, jos pilų, įdedu taip pat traiškytų tigrinio riešuto, įdedu šiek tiek kanapių ir kad sugerta visą šlapumą, šiek tiek įdedu smulkių paletyčių, tai tokių kaip krylis ir Robin Redas, Betain Grinas, 2-3 mm. Gaunasi tokia masė nedidelė, pakankamai sausa, kuri gerai ardo koinę. PV koinę. PV koinę aš naudoju žieminę, nes vanduo jau pakankamai šaltas. Tai tenka ją naudoti, daug greičiau jinai ištirpsta ir nepalieka tų vadinamų tokių snargliukų. O ko aš jaukinsiu, tai aišku, tai bus, jau supyliau kanapės, tigrinis riešutas irgi supiltas, smulkintas, aišku. Pjaustysiu šiek tiek sorso boiliukų, šiek tiek Tiger Naso boiliukų pjaustysiu ir dėsiu kelių rūšių pelečių. Tai bus Green Betainas, Tiger Nasas, Robin Redas. Realiai kaip ir viskas. Gal čia šiek tiek užpilsiu sorso likvido, taigi po biškį ruošiuosi. Sektorius man žinomas, aišku, vis tiek teko prasimarkiruoti, nes vanduo biškį pakilęs, tai pakoreguoju atstumus, gaudysiu apie 60 metrų nuo kranto. Realiai ten plius minus 2-3 metrai nieko čia daug smarkiai nereiškia. Taigi pradedam žvejybą. Kągi, vakaras, biškį saulė iš karto dingo, iš karto pasijautė, kad jau tikrai žiema ne už kalnų. Oras staigiai atšalinėja.
Ežeras kaip stiklas, judesio kol kas jokio nemačiau. Kalbėjau su kaimynu iš 10 sektorius, tai nuo vakar atvažiavęs, tai nematė jokio kibimo, taip pat nematė kibimo ir sekantis visi sektoriai, savaitgalis. Nu ką padarysi, nepasirinksi, kai visada kimba tada, kada mūsų nėra, bet reikia tikėtis. Manau, pajaukinsiu dabar nakties šiek tiek, įmesiu 6-7 bombas, persimesiu, nu ir lauksiu kibimo. Taigi, rytas, dėja naktis nebuvo, nenudžiugino kibimais, nei vieno pyptelimo neturėjau. Kolegos irgi 10 irgi nieko neturėjo, jokio kibimo. Matyčiau gal, kaip aš sakau, tos šalnos pasiekmes. Šią naktį nebuvo jokios šalnos. Buvo, nebuvo, kad labai šilta, ten gal 2-3 laipsniai buvo, bet nebuvo šalnos, tai tikrai. Nu ką, šiek tiek pajaukinom, įmečiau gal 6 bombas, permečiau. Masalus pasikeičiau, bet realiai palikau tos pačius, tik tai atsinaujinau. Taigi, ežeras ramus, toks lengvas rūkas eina, bet kibimo kol kas nėra. Na ką, lauksim. Taigi, kaip matot, rūkas pakilo ir toj sutems. Kibimų dieną neturėjau. Realiai porą kartų pajaukinau po 6 bombas, tai tikrai nedidelis kiekis. Bet to ir pašaras pakankamai lengvas, taip kad buvo atėję iš ano galo. Tai sakė, karpiai matosi, rodosi gan aktyviai ties 18 sektorium, anam ežero gale. Ką jie ten veikia, neaišku, bet tiesiog yra jie tenai dabar šiuo metu. Aišku, negali jie ten visi būti, aišku, yra ir čia to žuvies, bet matyt jau ar oras, ar kažkas tai, nes yra žmogus sėdi irgi 13 jau 4 para, neturėjęs kibimo. Taip kad gali būti, kad ežeras po biškį grimsta į žiemos miegą. Aišku, dar bandysiu pagauti. Taigi prieš naktį persimetu ir lauksiu, gal dar kažkas užkibs. Taigi labą rytą. Dėja, bet kibimo neturėjau. Toks biškį lietingas rytas, biškį palijo. Rūkas nuo vakaro kaip ir nesisklaido, bet oras biškį pašilęs. Mačiau vieną išėjimą ties pliažu. Ir po to ties gal 4 sektorių mačiau nemažą išėjimą. Žuvis gal po biškį pradeda jau aktyviau judėti. Žiūrėsim, persimečiau, šiek tiek pajaukinau. Aišku, labai nedaug jaukinau. Realiai gal kokios, 5 bombos gavosi. Daugiau ir nemečiau. Taigi laukiu, gal dar kažkas susigundys. Nagi, prieš pat tamsą sulaukiu pirmo kibimo. Todėl noriu jį parodyti ir paleisti, kad nelaikyti per naktį. Tai prireikė 3 parų, kad sulaukti kibimo. 17 kg 500. Plikas karpis. Tuo aš jums parodysiu. Ką tik pasvėriau. Puikus, gražus Ilgio ežero galiūnas. Va, jisai. Rimta žuvis. Labai graži žuvis. O, irgi labai su ja. Atrodo, ir jėgų daug pareikalavo kova. Nes tikrai dar ir galo daug paprašė. Nepavyko dėja. Kaip visada, netikėtai rašiausi jaukinimui ir kibimas nepavyko užfiksuoti pačio kibimo ar kovos. Nieko, gal jeigu dar bus kibimų dieną, pabandysiu tai padaryti. Arba tiesiog po 3 parų laukimo tiesiog noras greičiau griebti meškerę ir susigrumti įveikia. Nu nieko, darau foto ir parodysiu paleidimą. Taigi paleidinėjom savo laimikį.
Einai 17,5. Nu ką, laukia namo. Galinga žuvis. Rudeninis, gražus ežero trofėjus. Taigi, sušlapau rankovės. Kažkaip iš to atrodo, tos karpis gaudai daug metų. Bet vis tiek, kiekvienas ta kova, kiekvienas karpis vėl įneša tą adrenaliną. tą malonumą net nežiūriu, ten sušlapsi ar nesušlapsi. Nieko. Gerai, kad turiu sausų drabužių, persirengiau, nes vis dėlto naktis ir biški šiek tiek šala. O realiai biški matyt gal padėjo, kad šiek tiek ir oras atšilo, ir saulė šiandien buvo pasirodžius, ir vėjas toksai atsirado, buvo toks šiek tiek atsiradęs. Gal šitas padėjo, net nežinau kas, nes realiai nei taškų, nei masalų nieko nekeičiau. Bet va, į trečios paros vakarą pirmas kibimas. Nu, ką, teko palaukti ilgiau. Gerai, kad čia taip išpuolė tos biški tų laisvų dienų daugiau. Tai galima pabūti ir biški daugiau. Tokį kaip beveik kaip ir uždarimą. Čia darau, taip sakant, tai nusprendžiau pažvejoti čia ne 2 paras, kaip visada dažniausiai būna, o 4 pabūti paras. Taigi trečia para, pirma žuvis, buvo dar diena atleidimas irgi ant to pačios meškerės ir permečiau ir realiai jau į kiek čia 4:30. O, išėjimas, bet išėjimas tarp 9 ir 10 sektoriaus. Kaip matau, po biškį žvejų tai irgi netrūksta, matyt pas visus tos laisvos dienos yra. Ir 10 gaudo, ir va priešais iš pirties gaudo žmonės. Nežinau kaip sekasi. Na, džiaugiuosi, kad pavyko dar kažką tai pagauti. Tikiuosi tai ne kraštinė žuvis. Tikiuosi, kad čia yra kraštinė žuvis šiai minutėj, o ne paskutinė. Taigi, dar jau link tamsos, tai šiek tiek dar pajaukinsiu. Nors realiai čia daugmaž galima ir naktį sutemus jaukinti, nes atstumai nedideli, taškas man veik aiškus. Taip kad gal luktelsiu, nes žuvis, jeigu trinasi apačioj, gal dar kažkas susigundys sutemus. Nors manau, kokią 7 jau reikės pajaukinti, kad ir tamsoj. Ir jau viskas. Ir tada jau tik tai ryte 8. Realiai darau 3 jaukinimus. Ir nepadaug, po 6-7 pombas sumetu, tai pakankamai greitas taigus jaukinimas, kad ten kažkas biški būtų, to maisto, kažkiek bendro kvapo, kad žuvis galėtų judėti. Na, tai gal pajaukinsiu, kol dar šviesu, arba luktelsiu, dar pagalvosiu. Taigi, dar vienas rytas prie ilgio. Naktį buvo vienas atleidimas, bet kaip ir diena tas pats atleidimas, biški paleido ir viskas. Tai daugiau kibimo kaip ir nebuvo, pakilo šioks toks šaltokas vėjas. Kibimo kaip ir nėra, bet ką darysi, persimečiau, šiek tiek pajaukinsiu, žiūrėsim. Na kągi, vakaras, pakankamai šaltas oras, toks vėjas, buvo dar vienas atleidimas, šį kartą labai staigiai sureagavau, tai turbūt šių metų leistinukas, nedidelis, gražus karpiukas, susigundė mano masalo. Nu ir ką, keliauju namo. Na ką, liko paskutinė naktis ilgyje, gal šiemet jau čia daugiau negrįšiu. Dar pažiūrėsiu, dar kitą savaitę rodo kaip ir neblogą orą savaitgalį, bet dar galvoju, ar čia man jau baigta sezoną, ar dar nuvažiuoti kažkur tai pažvejoti. Bet manau pasirinkimas bus arba ilgis, o gal sugalvosiu į kintus nušauti. Pasižiūrėsiu kaip ten užimtumas. Ten aišku kibimų daugiau, aišku netoks gražus peizažas, bet kas liečia kibimų, tai ten tikrai jų galima pagauti daugiau ir žuvies galima daugiau pagauti. Nieko, tikiuosi dar paskutinę naktį čia kažką suviliosim. Taigi laukiu. 9 valandos vakaro. Kibimas buvo, ką tik ištraukiau, pasvėriau. Žuvis pasirodė verta to, kad pasverti iš karto. Taigi labai įspūdingas žvynius, 20 kg, 75 gramai.
Aš jums dabar parodysiu iš toliau. Štai jisai, gražuolis, guli laikymo maiše, laukia rytinės fotosesijos. Labai rimta žuvis. Nieko pakentės. Reikia gal biškį toliau patraukti kuolą laikymo, kad neįplauktų jisai į čia valą eina meškerių. Taigi, naktinis svečias šį kartą nenuvylė. Labai faina žuvytė. Žvynis labai gražus. Ryte parodysiu visų gražumų. Taip, per naktį pailsėjęs, 200 kg žinotas. Na ką, labą rytą, išaušo rytas, visą naktį lyjo, realiai daugiau kibimų neturėjau. Iš ryto persimečiau, dar šiek tiek pajaukinau. Gal dieną gal kažkas susigundys, nes buvo tie vyrai iš 13 sektoriaus, tai naktis gana dosni buvo. Pagavo bendroje įskaitoje 26 karpius. O, jie toks gražuolis. Kaip čia taip jums parodyti. Oi, koks tai gražuolis. Kokia nugara. Dėlė kokia grožio žuvis. Nu, čia aišku, skonio reikalas, kam žinoti, kam plikščiai labiau patinka, veidrodiniai. Man žinoti yra dar silpnybė nuo senų laikų, kai tik pradėjau karpiavimą. Tai jie man tokią nostalgiją sukuria dar vis. Jėgos labai daug turi žuvis, nesiruošia dar jinai visiškai. Biškį ant pilvo versim, kad biškį apsiramintų. Va, dabar pabandysime jums ją parodyti. Štai jisai. Ilgio ežero galiūnas. Nu, kol dar jinai biškį aprimusi, darau foto ir rodysim paleidimą. Taigi, paleidžiam savo didžiausią žuvį šių metų ilgio sesijose. Aišku, daug nebuvau. Čia buvo tokia užtęsta sesija, daug po du kartus po 2 paras. Pirmas 2 paras nieko nepagavau, po to porą dienų laisvų ir vėl atvažiavau. Taigi, bandau jums dar jį parodyti. Štai jisai, gražuolis, Ilgio ežero, keliauja namo pas savo gentainius. Super. Nežinau, ar matosi. Akimis dar matosi. Nuplaukė. Taigi, nu dar bandysiu kažką tai pagauti, nes iš nuo 13 pagavo 6, galima sakyti, 12 pagavo porą žuvų. Tai žuvis šiek tiek buvo suaktyvėjusi.
dar šiek tiek pabūsiu. Jeigu bus kažkas, tai būtinai parodysiu. Taigi praėjo realiai po paleidimo pusvalandis, net nespėjau arbatos išgerti, teko išjungti dujas. Staigus išvažiavimas ir 11 kg 100 vidrudukas, taip sakant, atgulė ant mato. Mato, aš jums jį parodysiu. Gražuolį. Pilvuziukas. Jisai. Gražuolis. Susigundė sorsų ir sikės lamerių šunėlę. Na ką, darom foto, paleidžiam, gal dar važiuos. Na ką, nešam paleisti 11-tuką. Pradžiugino jisai mane čia ryte. Sureagavo. Žuvis po biškis lenkasi, tai faktas. Tai raus. Nu va. Taigi dar vienas toks lyg kibimas. Svingas įsitempęs. Išvažiavimas. Reikia bėgti, dėtis botus. Sverimas 18 kg 125 gramai. Prieš pat išvažiuojant realiai jau kroviausi daiktus, dar meškių buvau netraukęs ir štai išvažiavimas, puikus žvinius, 18 kg 125 gramai, kažkas tokio. Kažkaip toks kibimas buvo nesudėtingas. Ir pakirtus žuvis tai pakankamai nesijautė, tai net botų nesidėjau, galvojau leistinukas, o pasirodo tikras didžiulis monstras. Štai jisai. Dar vienas ilgio gražuolis. Darom foto ir leidžiam jį atgal į jo stichiją. Tikras. Labai bijojau, kad įeis į kliuvinius, tai bridau kiek tik galėjau. Gerai, kad žuvis nepanoro eiti toliau į kairę, nes ten nesu praradęs kelias žuvis. Nagi ką, darom fotografiją, paleidžiam ir kraunamės daiktus. Tikrai puikus žvejybos pabaigos akcentas. Taigi paleidinėjau mūsų žuvytę. Gražuolis. Na ką, plauk. Grįžk. Paaugęs kitais metais, pamatysi. Ai, kokie vėjas.
Baliūnas išplaukė. Taigi, sezonas, manau, jau į pabaigą. Gal čia ir mano sezono kaip ir uždarimas. Pažiūrėsiu kaip orai, gal dar kitą savaitgalį atvažiuosiu, ar čia, ar kažkur kitur. Dar neapsisprendžiau, bet šiaip jau panašu į sezono pabaigą. Tikrai uždarimas, galima sakyti, labai pavyko. Pagautas ir virš 20 karpis. Dar keli netoli to svorio esantis karpiai. Taigi, manau, labai smagiai pasėdėjau. Tokia žvejyba gavosi užtestinė. Žvejau 2 paras, po to 2 paras dirbau ir po to vėl 2 paras dabar atžvejojau. Tai pirmos 2 paros ilgė buvo tokios, nei vieno kibimo nebuvo, nei vieno pip. Realiai jau tik tai atvažiavus po 2 parų pertraukos vėl atsisėdus, pavyko kažką pagauti ir viską jūs matėte šitam video. Taigi, manau, susitiksime kitam sezone. Gal susitiksime parodoj, viskas karpių žūkliai, kurį organizuoja vyrai. Taigi, kas žiūrite mano kanalą, spaudžiame like, prenumeruojami ir pasimatysim jau turbūt kitam sezone. Taigi, nei žvyno, nei uodegos.